Sustabdo policininkas riebų Maibachą, prieina, pasisveikina. Labadiena, inspektorius Nevičius, jūsų dokumentai. Išlenda pro langą 500 litų kupiūrą. Nu, ačiū, gal ir nereikia tų dokumentų. Dar 500 litų kupiūrą. Matot, jūs viršijot greitį, bet aš jums taip pasakysiu, kad galit važiuoti toliau, dar 500 litų kupiūrą. Matot, ten toliau stovi dar vienas mūsų postas, tai aš pranešiu operaciją kolegoms, kad jau jūsų nestabdytų, galėsite važiuoti, kokiu norite greičiu, dar 500 litų kupiūrą. Ačiū labai, žinote, ką čia reiškia, aš geriau visiems pranešiu, kad šiandien galite važinėti per miestą, kaip jūs norit, kokiu norit greičio režimu, kaip jums patogu. Dar 500 litų. Ką čia šiandieną? Aš su visais susitarsiu, galėsit visą mėnesį važinėti, kaip jūs norit. Dar 500 litų kupiūrą. Ką čia visą mėnesį? Iki metų galo praktiškai galėsit važinėti po visą miestą, kaip norit, kaip galit. Žodžiu, jokių problemų nebus. Dar 500 litų kupiūrą. Policininkas taip nusiema kepurę, nusišluosto prakaitą. O dabar eilėraštukas. Pelėsiais ir kerpėm apaugus aukštai, Trakų štai garbinga pilis.